Sveiki atvykę į kiniečių kvartalą, į turgų. Čia jūs pamatysite visokių dalykų, kurių gyvenime nesate matę. Ir jūs tai šokiruos galbūt. Aš tai jau viską matęs, viską pripratęs. Visokių džiovintų. Čia rauginti lotusą, man atrodo, žiedai kažkokie. Pupelių, kruopų, džiovintų grybų, džiovintų krevečių, 4 rūšys, džiovinti kalmarai. Čia kažkokios salotas, ne salotas. Čia kažkokie lotuso šaknis, man atrodo. Va, žolytė kažkokias pripūsta. Įsivaizduojat, čia yra žuvų tie puslės kepintos riebaluose, taukuose. Pažiūrėkit, kiek jų čia yra. Čia yra ta lemongrass, man atrodo, spėju. Ančių letenėlės. Kruopos, džiovinti kalmarai. Džiovinti kalmarai populiarūs. Džiovinti vaisiai. Čili, nuo kurių jums taškas degs 3 dienas. Rauginti kažkokios salotas. Čia kas tokie kopūstai. Rauginti kopūstai kvepia raugu tokiu lietuvišku, taip sakant, su kinietišku prieskoniu. Makaronai. Čia kažkokie kaldūnai, rožiniai. Čia plastikiniai, čia lasdelės. Čia jau arbatinukai. Čia kažkoks bosas, kad neatimtų man telefoną. Čia kašaras sėdi. Čia arbata parduoda. Čia mama išvirė sriubos kažkokias. Čia višta, kiauliena. Čia kažkokie vyniotinė, jau gatavė. Čia riešutukai, čia saldumynai. Čia irgi kažkokios fermentuotos daržovės, pupelės. Va. Mama išvirė bliūdą kažkokį. O kitoj pusėje jūros gėrybės, džiovinti agurkai, nuo kurių labai gerai stovi, sakė. Bet labai brangu. Nu, už malonumą reikia mokėti, taip sakant. Čia kažkokios irgi džiovintos. Tikriausiai grybai, sprendžiant pagal rūšis. Pažiūrėkit, kiek rūšių. Bent 20 rūšių džiovintų grybų. Kur jūs Europoje pamatysit tokias? Čia galbūt bulvės arba ne bulvės. Žmonės perka. Aš net nežinau, kaip vadinasi. Čia kažkokios vaginas, jūrinės vaginas, atleiskit man už tai, bet žuvim nekvepia. O turėtų? Nežinau. Aš ne specialistas. Lotuso šaknis. Vėlgi žuvų tie žarnygaliai. Arbatas. Kiek arbata kainuoja? Ulong, ginseng ulong. Nežinau, kiekgi čia laiką guli ta arbata, bet kiniečiai labai mėgsta žalią arbatą. Jie juodos arbatos nepripažįsta. O čia važinėja su motoroleriais, irgi palika dūmą debesų. Šmerdžia, kaip sako lenkai. Čia žiūrėkit, kažkokias kregždutės, man atrodo. Beje, laukia 33 šilumos, vidurys dienos. Čia ir rūbus parduoda vietai, galima nusipirkti. Čia kažkokios žuvin kvepia. Svarbiausia, filmuoja, kas čia yra, skrandis tikriausiai. Ančių letenėlės. Įsivaizduoju, kiek reikia ančių nužudyti, kad išmaitint vieną kinietį. Pekino antis guli. Pagal tą skylę primena mano buvusi. Irgi kažkokios šaknis. Šakniavasi. Agurkai. Nežinau, man apetitą nesukelia tokie jūros gėrybės.
aplamai kas čia per gerybės. Kas čia gali būti per gerybės. A čia moliūgų sėklas kažkokios. Ar ne moliūgų. Ar čia grybai, ar čia ne grybai. Nesuprasi. Aš jau pats kaip grybas, man nuo visų šitų kvapų sukasi galva. O, šupmacheriais ant visą gazą. Ir pofik, kad čia pilna žmonių. O, močiučių paruošė. Čia yra kraujas. Nežinau, žąsų, tikriausiai žąsų. Čia kažkoks krienas, ne krienas. Irgi, sako, nuo tokių gerai stovi. A, vat jeigu tokį suvalgys, iš vis stovesnio niekada nenusileis. A, čia jau suvenyrus parduoda. Šukas galima nusipirkti. Ir nesibaigianti šią turgus. Čia tik viena eilė. O, kašaras eina. Siamo katinas atsipūtęs visiškai grybų, žiūrėkit, čia džiovintų grybų, džiovinti kalmanai, pupelės, makaronai, vėl antis, žuvis, kepta žuvis, Marija, čia reikia būti specialistų, o pažiūrėkit žuvis kokias. Karžuvės, ne karžuvės. Vienu žodžiu, nėra žodžių, kvapai čia įvairūs. Gali rasti viską, pažiūrėkit, koksai imbieras. A, kokią dydžią, kaip mano ranka, kaip mano koja. Žiūrėkit, kiek čia kraujo pridėta. Svarbiausia, niekas nepasakys, kad ką čia filmuoja, girdi, dingis čia. O čia jau naujos kartos atstovė, jau McDonald'sai tikriausiai klientūra, taip sakant. Žiūrėkit, sriubos išvirė mama. Viskas, biznis vyksta, nieko čia, jeigu tu čia gyventum, tai nereiktų nieko gaminti, viskas paruošta. O, kalmarai irgi. Čia kažkokie geltoni, tofu tikriausiai. Aš dar šiandien jokių pusryčių nevalgiau, jau beveik 1 valandą. Čia žiūrėk, kokios žolytės. Bet ne tos žolytės, nuo kurių svaigsta galva. O žolytės, nuo kurių, sakant, nuo kurių stovi gerai. Nes viską, ką kiniečiai mėgsta, tai yra skaniai pavalgyti, kažką suvalgyti, nuo kurio stovi ir daugintis. Daugintis ir užsimėtėti visokiomis kvailystėmis. Įsivaizduojat, kiek jų pilna? 1,5 milijardo. Ir čia, nežinau, ar šitas valgomas žolės. Žinau, kad šitas valgomas. Galbūt čia lemongrass, bet šitas, nežinau, atrodo kaip kvietka. Kaip tu nepaklausi, nieks tavęs nesupras, nu, lietuviškai, angliškai gali. Česnakas 80 batų, 2 eurai kažkas, 2,30. Ir štai vaisių 8 obuoliai, 100 batų, 2,70 eurai. Didžiuliai obuoliai, bet nežinau, ar tai Vanda. 80 batų. Ir štai išeinam pagrindinę gatvę. Eismas, gyvenimas verda, štai vietinė studentė per debesį juodų dizelio dūmų eina studijuoti. Dar nemačiau. O, ten policininkė ant motorolerio. Su tokia policininkė nepasiginčysi. Eismas vyksta intensyvus, dieną naktį motoroleriai. Štai kinietiškas taksi. Kiniečiai užima rinką, taip sakant.
bet japoniškai automobilių 90 procentų. Motoroleriai populiariausi Honda ir Yamaha. Ir Roveras. Naujas Roveras, tėvas nusipirka naują Roverą, dar nenuimta apsauga. Vienu žodžiu, eilinė aukso parduotuvė. Auksas labai populiarus, nes azijiečiai žino tolką. Jie perka auksą, paskui kai auksas pabrangsta ir jam reikia pinigų, jie auksą parduoda. Kainos skirtumas nėra labai didelis. Jeigu aš pirkau grandinėlę už 17 500 patų, tai tą pačią dieną aš ją galėjau priduoti už 16 000. 1700 patų, tai apie 40 eurų skirtumas. Tai yra kiniečių kvartalas. Čia jums ne pašilaičiai arba kažkokie naujininkai. Tai yra kiniečių kvartalas. Aha.